Aš nekenčiau to. Ir tuo metu atrodė iš tikrųjų, kad ateities nebėra. Tuo metu aš gyvenau Lietuvoje, Vilniuje ir tuo metu Vilniaus miestas nebuvo pritaikytas žmonėms su negalės, žmonėms, kurie juda neįgaliojo vežimėlyje. Ir aš buvau faktiškai įkalinta savo namuose, kadangi mes gyvename 9-aukščiam name, 5-am aukšte ir aš negalėjau iš namų išeiti, nebent mano tėtis ar brolis išneštų mane ant rankų. Ir aš įkvėpdavau gryną orą vos tik tai keletą kartų per metus, kai reikėdavo važiuoti pas daktarą, reabilitacijos centrą ar dar kažkur tai, kur reikėjo. Aš nekenčiau to. Ir tuo metu atrodė iš tikrųjų, kad ateities nebėra. Ir vienintelis, kas man davė vilties, iš kur aš ją turėjau, tai buvo mano tikėjimas. Man nebeliko nieko kito, mano aplinkybės, mano situacija, padėtis, ta, kurioje atsiradau, jinai atrodė ant tiek beviltiška, kad man nieko nebeliko, kaip tik tai turėti tą vaikišką tikėjimą, kad Dievas man gali padėti. Ir aš tikiu, kad tai tiesiog buvo Dievo duotas tikėjimas, kuris nepriklauso nuo aplinkybių, kuris nepriklauso nuo to, ką aš galvoju apie savo padėtį ar ką man kiti žmonės sako. Mano tikėjimas buvo labai panašus į tokį, kokį aš radau Biblijoje. Mano tikėjimas buvo pagrįstas ne tuo, ką aš maniau, kas buvo įmanoma ar neįmanoma, realistiška, bet tuo, koks yra Dievas.